Kontrolei ir valdymui gamtinių procesų mūsų planetos aukščiausias protas turi įrankį, kuris vadinasi Žemės valdymo sistema. Savo globaliomis ir grandiozinėmis funkcijomis valdymo sistema yra mūsų planetos smegenys, kurių energetinė struktūra yra geometriškai labai panaši į žmogaus smegenų energetinę struktūrą. Valdymo sistema buvo kuriama kartu su Žeme. Ji buvo sukurta specialiai valdyti planetą Žemę ir visą tarpplanetinę planetų sistemą, mūsų vadinamą Saulės. Be valdymo sistemų gyvybės egzistavimas mūsų ir kitose gyvybę turinčiose planetose yra neįmanomas. Žemės valdymo sistema yra po paviršiumi daugiau nei 4–5 km gylyje, susidedanti iš rinktinės struktūros ugnikalnių, techninių tvarinių materialioje ir nematerialioje energetinėje būsenoje. Tai sudėtinga hierarchinė sistema, susidedanti iš valdymo kompleksų ir kontrolės sistemų. Funkcinio priskyrimo dalijasi į keletą tipų, kurie atsako už orus, už visų Žemės biologinių struktūrų kontrolę, už energetinius objektus, kai kuriuos iš jų jūs vadinate NSO, už ryšį su Saulės sistemos planetomis ir daug daugiau. Iš viso yra 18 valdymo sistemų tipų, kiekviena iš kurių turi iki 120 kontrolės sistemų. Žemės valdymo sistema valdo ir kontroliuoja tik per nematerialias energetinės struktūras. Tiesą sakant, tai šaltos plazmos, energijos grotėlės, elektriniai ir magnetiniai konstruktai, kurių pagrindas fotonai ir magnetinės dalelės. Energijos srautų judėjimas biologinių struktūrų, įskaitant žmones, žaibą, bet kokių ryšių pranešimus, pavyzdžiui, televizija, radijas, korinį ir skaitmeninį gyvybei palaikyti yra įmanoma tik išilgai šių tinklų kraštu. Schemoje žemiau parodytas ryšys tarp techninių objektų. Visas objektų kompleksas ir yra valdymo sistema. Kaip pavyzdį peržvelkime pagrindinės svarbiausių valdymo kompleksų funkcijas. Kompleksas Čekovas, Rusija, yra dispečerio punktas, kuris atiduoda komandas programų vykdymui visiems kompleksams. Skiria vykdymą bet kokiai programai, gauna informaciją apie programos eigą, perduoda ir gauna informaciją iš Mėnulio valdymo komplekso. Kompleksas Australija sukuria programinius Žemės reljefo pokyčius sausumoje ir jūroje. Kompleksas Didieji ežerai, JAV, visų 7909 NSO būklės koordinavimas ir kontrolė žemyninėje dalyje ir jūrinėme bazavime. Kompleksas Kailas, programinės korekcijos atmosferos, smegenų ir visų genotipų Žemėje. Kompleksas Tibetas, atmosferos būklės kontrolė, koreguojant atmosferos, smegenis ir visus objektų 560, 520, 500, 440, 960 ryšių kanalus. Kompleksas Etopija, kontrolė ir energetinis palaikymas ryšių vamzdelių su Saulės sistemos planetų palydovais. Kompleksas Maskva, 960, pagrindinis valdymo sistemos objektas tipo 960 NSO smegenų genotipų matricų saugojimas 42, 44, 46 Mošaichas. Kiekvienas iš šių pagrindinių kompleksų veikia pagal grafiką. Viena para, todėl savaitėje yra tik 7 dienos. Žemės valdymo sistema naudoja 7 tipų laiką, kad sąveikautų su savo struktūromis dažnių diapazone nuo 2 laipsnio vibracijų per sekundę, nuo 2 iki 512 laipsnio vibracijų per sekundę. Žmogus žino tik vieną laiko tipą – 60 sekundžių, 60 minučių, 24 valandos.